Na ką, sveiki dar kartą, trečias kartas gal nemeluos, viską jūs girdėsite, ši info bus su garsu, taigi šiandien noriu kalbėti, kaip atsiauginti naują kūną. Čia yra Nijolė Koskienė, sveikatos žurnalistė ir šiandien kalbėsiu būtent apie tai, kaip atsiauginti naują kūną. Chirurgai jau seniai žino, kad pašalinus 80% kepenų jos gali ataugti per 2 mėnesius. Kas 15 metų mes užsiauginame naują širdį. Mūsų kaulai yra 2 metų senumo ir plaučiai ir oda gali būti nuo 2 iki 4 savaičių amžiaus, o žarnynas pakeičia savo ląsteles per 3 dienas. Užtat net 3 dienų detokso programa gali būti efektyvi. Senstame mes tuomet, kai mūsų kūnas netenka gebėjimo atsinaujinti ir kai senų ir mirštančių ląstelių nepakeičia naujos sveikos ląstelės. Taigi, kaip priversti ląsteles atsinaujinti, kad jos augintų tik sveikas ir gyvybingas naujas ląsteles. Ir visa tai slypi holistinėme požiūryje į mūsų kūną. O tai yra, pirma, kai mes detoksikuojame kūną nuo įvairiausių teršalų, ypač sunkiųjų metalų. Antra, kai atnaujiname žarnyno mikrobiomą, atstatome žarnyno balansą. Trečia, kai naudojame tam tikras maistinės medžiagas, augalinės kilmės maistinės medžiagas, fitonutrientus ir kitas medžiagas, kurios aktyvuoja mūsų DNR kodą. Ir kai pasinaudojame naujausiais neuromokslo atradimais, kurie kalba apie mūsų minčių, mūsų žodžių galią ir kai mes galime suvaldyti tuos stresinius faktorius. Man įstrigo vienas jaunų gydytojų eksperimentas, kurį atliko su pas juos atėjusiais pacientų grupe, kurie jau turėjo įvairiausių rimtų tokių pirminių diagnozių, kaip diabetas, širdies, kraujagyslių sutrikimai, padidėjęs cholesterolis, žodžiu, tokių būsenų, kai jau jiems reikėjo skirti intervencinį ar medikamentinį gydymą. Ir tie jauni gydytojai juos pravedė per detoksikacijos programą, 1 mėnesio detokso programą. Ir kaip jie buvo nustebę ir šokiruoti, pamatė, kad po to mėnesio tų žmonių 50% tų žmonių pirminių diagnozių pasikeitė. Jie sako, vadinasi, mes būtume gydę ne nuo tų ligų ir taip paprastai ir darome. Taigi, čia nieko nuostabaus, joks čia nestebuklingas eksperimentas, nes iš tiesų yra daugybė tyrimų atliekamų ir su žmonėmis, ir su pelėmis, kurie įrodo, kad sugydžius žarnyną ir atstačius mikrobiomą dingsta astmos, alergijos, kitos kvėpavimo takų problemos, sinusitai, gerėja mūsų širdies ir kraujagyslių sveikata, smegenų funkcijos. Su išbalansuota mikrobioma susijusios yra daugelis autoimuninių ligų, diabetas, nutukimas. Ir daugelį šių problemų mokslininkai sieja su chronišku uždegimu, kuris yra susijęs su uždegiminė mityba ir jo šaknis iš esmės slypi mūsų žarnyno disbalanse. Mikrobioma, bet nemažiau svarbus šių dienų iššūkis yra toksinai, ypač sunkieji metalai. O tų toksinų teršalų mes gauname, aišku, iš mūsų maisto, vandens, antibiotikų toksinų yra tikrai gausu mūsų valgomame maiste.
Ir ypač sunkieji metalai yra problema, kurie kaupiasi metų metais mūsų organizme. Ir labai svarbu išmokti, kaip, ne tik išmokti, bet ir taikyti, kaip galime natūraliais būdais pašalinti, pakelti ir pašalinti sunkiuosius metalus ir išvesti juos saugiai iš organizmo. Šiais laikais, kaip niekada, iš tikrųjų yra labai svarbu apsiginkluoti naujausią informaciją ir apginkluoti ją savo artimuosius ilgesniam ir sveikesniam gyvenimui. Todėl dar kartelį šią savaitę vis noriu pakviesti Jūs į 4 savaičių kūno atnaujinimo programą, kuri gali padėti ne tik užkirsti kelią mūsų tom vadinamosiom civilizacijos arba gyvenimo būdo ligom, bet galimai atsukti ligą atgal. Ir tai nėra tik gražūs žodžiai. Iš tikrųjų, ko galėtumėm tikėtis ir kas paprastai vyksta, kai mes pradedam vienokią ar kitokią detoksikacijos programą. Ir aš tikiu kažkaip, kad daugelis iš jūsų, kurie čia klausote ar dar klausysitės, jūs dalyvavote arba tiesiog savo įgyvenseną įterpėte tą vadinamąjį detoksą. Taigi paprastai, kai būna, paprastai detokso dalyviai jau po pirmų 3 sunkesnių dienų pasijunta geriau, o po savaitės ima šviesėti protas, pagerėja smegenų veikla, įgauname daugiau jėgų, energijos. Svarbiausia, jau po 3-5 dienų daugumas, ne visi, nes organizmai skirtingai užteršti, atsikratome arba suvaldome potraukį saldumynams, angliavandeniams, tam šlamštmaisčiui, cukrui. Na, o svarbiausia, per 21 arba 28 dienas, kaip šiuo atveju bus, kaip šioje programoje, mes formuojame naujus įpročius, vedančius į naują kūną, kuris greitai išgyja ir grakščiai sensta. Priešingai nei oficialiosios medicinos požiūris, kai mes orientuoti esame į kabinetus, ar ne, akių kabinetas ligų, gastroenterologijos skyrius, nervų sistemos, ar ne, skyrius ir taip toliau, kardiologijos skyrius, holistinis požiūris į kūną žiūri kaip į sistemą, o tai reiškia, kad tu iš esmės negali pagydyti širdies, neišgydęs žarnyno ir smegenų ir atvirkščiai. Negali iš esmės pagydyti, nepašalinęs priežasties ir neįgalinęs savo organizmo gydomųjų savybių. Ir čia reikia arti dirvonus sferose, pradedant mitybą, baigiant mąstymu. Ir kaip sako mano gerbiamas holistinis medicinos daktaras Markas Haimanas, mes save gydome arba sargdiname kiekvienu kąsniu ir kiekvienu žodžiu bei kiekviena mintimi. Taigi, mūsų svarbiausia 4 savaičių kūno atnaujinimo programos užduotis, programos, į kurią aš vis kviečiu, užduotis bus: 1. Atstatyti jūsų mikrobiomą ir įjungti žarnyno smegenis. 2. Detoksikuoti organizmą nuo įvairiausių teršalų ir ypač per ilgus metus susikaupusių sunkiųjų metalų bei saugiai juos išvesti iš organizmo. 3. Pamaitinti ląstelę fitonutrientais, o tai yra augalinės kilmės maistinės medžiagos ir kitomis svarbiomis medžiagomis. Ir 4. Svarbiausia, suformuoti naujus, ilgai ir, kaip geriau, visą gyvenimą trunkančius įpročius, nes jokios dietos neveikia, ilgalaikėje perspektyvoje veikia įpročiai, ką mes darome diena iš dienos. Todėl labai nuoširdžiai kviečiu jungtis į šią 4 savaičių trukmės turtingą paskaitomis,
praktikomis, mitybos patarimais programą, kuris startuos nuo balandžio 8 dienos. Labai kviečiu pasidalinti šio video su draugais, nes kartu žygiuoti yra smagiau ir būtinai pasinaudokite ankstyvųjų paukštelių registraciją iki balandžio 1 dienos imtinai. Šis laikas labai palankus yra organizmo detoksikacijai, nes balandį ir gegužę mes jau galėsime pasinaudoti vitaminų bombomis, slypinčiomis jau lendančiomis iš mūsų žolės, pirmųjų pavasario augalų gale. Tai tikrai pagalvokime apie detoksikaciją, apie pavasarinę detoksikaciją, kad išvengtume ligų, pasitiktume vasarą energingesni, prisipildę augalų galios ir lieknesni, nes kalbėsime ir apie tai, kaip užterštumas neleidžia mums numesti svorio. Žodžiu, bus daug žinių, nuoroda ir detalesnė informacija rasite komentaruose, dalinkitės, registruokitės ir pamažu pradėsime jungti jūs į uždarą FB grupę. Atnaujinkime kūną per 4 savaitės. Taigi šiandien tiek žinių iš Molinių. Čia buvo Nijolė Koskienė, sveikatos žurnalistė, ir labai norėčiau susitikti su jumis visais šioje privačioje jau grupėje, privačioje programoje. Būkite sveiki, laimingi ir ate.